Sveiki, mano vardas Orijus, aš esu Japonijoje, šiaurės mieste pavadinimu Fukuoka, čia gyvena 1,5 milijono žmonių, jie visi japonai ir čia beveik nėra turistų, todėl anglų kalba neegzistuoja. Ką tik buvau prekybos centre ir įsigijau 5 gėrimus, aš nežinau, kas jų viduje, todėl dabar kartu mes paragausim ir įsitikinsim, ar įmanoma nusipirkti skaniai atsigerti, nežinant kalbos. Pradedam nuo pirmo gėrimo, limonadas, aš suprantu, ir tai yra tirpdytų ledų skonio su vyšnios paskaninimu, ką dar galima suprasti. Pavadinimas gabunomi ir viskas, jeigu nieko nepaaiškinti. Žali ledai, tirpdyti su vyšnia. Kvapas kaip kokių kriaušių limonado. Labai cheminis, labai persaldintas, kokių 3 kartus saldesnis negu bet koks lietuviškas limonadas. Ir, nežinau, su ledais bendro nieko neturi, vyšnios irgi nejaučiu. Tai gabunomi. Iš tikrųjų jaučiasi kaip stiklinė, kaip būna po pieno ir atrodo kažkas praskalavo stiklinę čia supylė. Tai yra tas pieno toksai lieka ant liežuvio prieskonis. Nelabai. Antras gėrimas, panašus į kolą, tamsus, galėtų būti gal gira arba kola. Ant jo nieko neparašyta anglų kalba, yra tik tai daug maisto nuotraukų, blineliai, salotos, krevetės, kažkiek kalmarai. Va, ar tai yra iš vis gėrimas, ar tai yra koks nors maisto užpiltinė, tai sužinosim. 3, 2, 1. Šito net kvapą baisu pajausti. Kvapas kaip labai stipri arbata. Ramina. Labai stipri arbata. Visiškai be cukraus. Ir labai karti ir labai sutraukia burną. Šitas, kur pavadinimo neįmanoma perskaityti, ne. Blogai. Trečias turim skardinę. Vėlgi, kažkoks baltas gėrimas, nieko nepaaiškinta, parašyta, kad 10% kažko. Gerai, liuksas. Ir daugiau nieko. Ir mėtos lapelis uždėtas, kas yra trečioji skardinė. Tik pažiūrėti, kaip tai atrodo. Tai atrodo kaip tiršti snargliai arba kažkokios gleivės. Gerti baisiausia dabar. Labai gleivėtas gėrimas. Toks tirštų gleivių limonadas. Kalpis pavadinimas. Kvapas kaip vaistų. Jausmas, kad surūgęs, daug rūgšties. Tokie gumuliukai tokie. Tai būtų ta varškė tokia. Negaliu gerti. Ne, kalpis, žinokit, ne. Gerai, 4 gėrimas. Vadinasi, baltas vėl. Pati populiariausia gėrimo spalva čia yra balta. Parašyta itoje, vienintelis žodis, kurį galiu perskaityti, tai jo. Ir 1000, ne? Visa kita yra hieroglifų kalba. Jokio paaiškinimo angliškai. Kas yra dabar labiausiai jau gleivių vėl. Ne. Spalva irgi kaip pieno praskalavimas. Ne pieno tirštumo baltumą, o tokia skiesta balta spalva. Primena kaip pieno kokteilis su vandeniu maišytas. Švelnesnis pieno kokteilis. Taip geriau ant rizikos galima sakyti, nes galima būtų pagalvoti, kad tai yra koks indų ploviklis. Nes turi to tokio indų ploviklio prieskonio. Ir paskutinis gėrimas. Labiausiai bijau, dėl to padėjau galą, tai yra žuvų gėrimas. Aš mėgstu žuvį, bet labai nemėgstu kurių žuvų kvapą ir labai nemėgstu žuvų restorano tokio virtuvės užkulisių.
Tai labai bijau iš šito gėrimo. Kas tai yra per žuvų gėrimas? Skardinė. Vaizdas neblogas. Skaidru. Kvapas labai toks cheminis ir stiprus, toks gniaužiantis nosį. Bet ne žuvies. Toks labai. O, čia minimum, žinokit, 40 laipsnių alkoholio yra. Alkoholis, nežinau koks. Labai stiprus, labai kartus. Žuvų gėrimas yra alkoholinis. Mano verdiktas, blogiausias gėrimas. Gleivių gėrimas su praskalautų kažkokiu tai kokteiliu. Geriausias gėrimas yra praskalautų ledų gėrimas. Toks normaliausias ir toks labiausiai primenantis blogą lietuvišką limonadą. Tai keliaudami į Japoniją būkit atsargus,